Taigi pasirodo bus šito video antra dalis, nes man nukirto ir jo, bet aš jau maždaug baigiau, įdėjau į plastikinį maišelį, nes gali nesudžiūt labai greit, galiu parodyti labai greit išimsiu gabalėlį ir parodysiu, koks, nu, kaip turi atrodyti ir kaip jaustis, kai liuks ir išbandysim. Taigi, aš išėmiau gabaliuką, labai trumpai parodysiu, matot, kaip jis tiesiog, jo. Jūs galite ir pasidaryti, einam iš vidų, minkštesnį, bet nelabai būtina. Taigi, išbandom. Čia nukrito gabaliukas, jeigu matot. Nežinau, jų fokusan. Bet jo, paėmėt gabaliuką ir atidarot vandenį. Tai parodysiu. Taigi, man visai sunku nulaikyti, bet atsiprašau už kratimą. Tai paėmėte ir, jo, mums gal net reikės mažesnį. Jeigu matote, jis veikia, jis mailuojas. Tik aš gal biškį per daug paėmiau. Bet jo, taip šitai jis veikia. Jeigu matote, aš nusipau rankas. Tai jo, biškį reikia rankšluostį. Ir jo, kaip ir įrodymas, kad jis veikia. Parnešam šitą, grožin atgal. Bet jeigu jūs matote, jis tikrai veikia, jis tiesiog geras dalykas. Jo, tai čia viskas, kas liko ir jo. Taigi jo, jeigu man iš tikrųjų buvo biškį nuobodu, tai aš atsiėmiau gabaliuką. Tik jums parodyti, kad jie gali įstrigti, bet nusiplauna. Įsiplauna iš tą matot. Jo. Bet neskaitant to, tai čia žiauriai geras dalykas ir aš labai džiaugiuosi, kad aš jį padariau. Plus, jeigu esate duše arba vonioje, jūs galite šitą daryti, naudoti. Ir nesvarbu, jūs padarėte jį kietą ar minkštą, nepasikeis rezultatai. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote ir adios. Lauk, bet rimtai, ačiū, kad žiūrėjote ir bye bye. Ir jeigu dar norite tokių DIY, tik pasakykite, aš su mielu noriu padarysiu. Bye.